Atvykome į Kauno marias pažvejoti. Va tokia va vietelė. Čia aukštai rodžiu. Tai va taifa. Dabar yra 4 valandos berods. Jo, 4 valandos. Atvarėm ant vakarinio kibimo į Kauno marias. Ir bandysim suvilioti didelį karšį. Pažiūrėsim, šiandien toks vėjukas nemažas. Nu, bet viską pamatysite. Štai. Kauno marios. Ko gero gal ir žinoma vieta, gal ir nežinoma. Yra Butiškės. Štai po dešinę turime vagą šitoj vietoj. O štai yra. Kągi, kadangi žinau, kad prieky yra žolių juosta, tai naudosimės Atoros peiliukais. Ir Atoros... Šitaip ko gero reikia. Naudosimės Atoros graibštų 4 metrų ilgio kotų valyti priekį žolių, nes turiu skaudžią pamoką iš mūsų vykusių varžybų, kad žolės reikia išsivalyti labai gerai, kad ir ne varžybos, bet reikia pasiruošti žvejybinę vietą puikiai. Skenavausi dugną, jaučiau, kad čia yra žolyčių, taip kad einame greblioti žolės. Nu štai, žolės išsigrebliavome, peiliuką dedame į stalčiuką arba į stalo, dedame Atoros graibšto galvą ir pradėsim startinį jaukinimą. Susiradau atstumą 43 metrai, ten toks iš minkšto dugno perėjimas į kietą ir su tokiais, sakyčiau, akmenukais dideliais. Tai pradžiai ten ir bandysim, kaip seksis, parodyti mums laikas. Šiandien mūsų stalo toks tamsus jaukelis, dzaiko pusę litro, pinkos, kasteriuko, ten turim slieko ir be abejo matiliukas. Matiliukas ir be abejo visi gyvai iš kur? Iš mažukais. Tai ką, pradžiai duodam kasteriuko taifą ir šiek tiek matiliuko. Va tokias 3 šėryklas suvarysiu. Ir dėsios kablį ir žiūrėsim, kas mūsų lauks tenais. Štai kokia saulutė biškį lenda, vėjukas nemažas, šoninis, puikus. Čia žvėjai sėdi. Sakė, porą karšiukų turi pasigavę. Nu ką, bandysim, žiūrėsim, kas mūsų čia lauks šiandien. Kaip ir buvo galima tikėtis, štai toksai karšiukas. Opa, pirmas. Tokie va karšiukai mums ir tinka. Saulutė nusileido, galima sakyti.
Pasislėpiau už medžių, matau savo puikiai tašką, vėjukas apsiramino. Nu, žiūrėkime, ką mums saulė nusileidus parodys. Į tašką pastoviai duodu pito dziko, batiliuko ir kasteriuko. Galvoju, kad jau reikės traukti slieką. Karšelio taške kažkokio mažiuko yra. Turiu kiek aš 3 nedidelius karšelius. Tai labai įdomu. Ar ten mes sulauksim didesnio kažkokio karšelio? Kiek šitų valandų? Nu, 7:30. Realiai porą valandų turiu žvejybos, kol bus tamsu. Gero netgi trumpiau. Bet dar yra. Nu, laukiam gražaus skydimo. Ant kablio 3 batiliukai ir dzikelis. Saulutę nusileidom, vėsoka darosi vėsoka. Я так, Паш, честно говорю, так слегонька так кинул и все. Nu, turime karšį, ne per didžiausią, bet Я не шмыргал. galbūt jau įskaitinis. Tai kaip ir sliekelis visai sudirbo mum. Не прыгал, не видел. Tikrai ne kosminio dydžio, bet labai svarbiausia, kad smagiai. Kilogramą. Kilogramą. Dar iki kilogramo paaugti reikia. Bet puskelinis. Taip, įsimušam. Žiūrim toliau. Mums čia jį pavyko pasistatyti. Ar vis dėlto pilius, ant galo snikiukas, šerykloje sliekas su matiliuku ir į taškelį. O taške laukia mūsų be abejo karšis. Taip jau tikiuosi. Labai skaniai minite viskuom. Ką mes jam pateikėm. Tai geras ženklas, vėl biškis lietuko, matiliuko ir kasteriuko.